Sveiki draugai, ar prisimenat prieš kokį 11 metų aš iš Majamio kapinių filmavau reportažą apie skiepus. Tai dabar praėjo 11 metų ir ta tema turbūt yra labiau aktuali nei kada nors anksčiau. Kodėl? Todėl, kad turbūt jau kiekviena šeima arba jau žinote tarp savo draugų tarpe, pažįstamų tarpe, žinote žmonių, kurie po skiepų, tos didžiosios ligos skiepų, reiškiasi, sunkiai susirgo arba netgi mirė, turi visokių negalavimų dabar, ar ne? Tai vat, aš ir vėl atvažiavau į kapines, kad priminti jum, ne tai, kad aš buvau teisus, bet kad susimastytumėt, kad kaip čia taip yra dabar šitam pasaulyje, ar ne? Kad tikėti mokslu pasirodo yra pavojinga gyvybei. Ar ne? Kaip čia taip nutiko? Tai va, aš iš šitų kapinių, tarp kitko, kalbėjau prieš 11 metų, bet tada aš kalbėjau, dar nežinojau, kad bus ta didžioji liga tokia baisi, ar ne? Aš kalbėjau apie tos skiepus, kuriuos vaikam duoda, kad jie daro didžiulę žalą vaikų imuninei sistemai, smegenim, protiniam vystymuisi, ar ne? O dabar, tada žmonės galvoja, kad aš išprotėjęs, kas čia yra, ne? Arba 2020 metais, kai pradėjau kalbėti, buvau vienas iš pirmųjų, tai tikrai, kur garsiai rėkiau, kad jokių būdų nesileiskit, nes tai bus mirtina injekcija, brangiai. Mažų mažiausiai, jeigu nenumirsit iš karto, mažų mažiausiai, jūs susirgsite labai sunkiom ligom ir mirsite iš lėto. Dariau. Įspėjau ar ne? Įspėjau visus, kiek galėjau, bet matot, kas nutiko. Iš karto pradėjo mane pulti tos sisteminės žiniasklaidos, LNK, TV3, Delfiai, pradėjo rašyti, koks tas overlingas durnas, koks jisai, ką jis čia nusišneka, kaip čia gali skiepai būti mirtini. Pamenat, ar ne? Mano video pašalino. Daug video mano pašalino, aš vis tiek talpindavau. Mano YouTube kanalą pilnai panaikino vieną. Facebooko akauntą pilnai uždarė netgi su pinigais, ar ne? Aš visus tos įrodymus susirinkau, nes kažkaip man atrodo, kad vieną gražią dieną kažkas man turės sumokėti už tai, kad padarė, reiškia, žalą ir man asmeniškai, ar ne, ir žmonėms. Kažkas turės apmokėti, tai aš išsaugau įrodymus. Aš žinojau, kad tai bus. Ar ne? Daug kas skeptiškai žiūrėjo į mano tos tokius pasisakymus, ar ne? O kaip yra dabar? Dabar yra 2024 metai. Kaip yra dabar? Čia dar ne viskas. Jeigu kas norit žinoti, man baudą netgi piškino. 96 000 baudą. Dabar, kaip paaiškėjo, jau sistemos užsiundytas šunelis, Skirmantas Malinauskas, toks youtuberis, kuris labai propagavo tikėti mokslu ir skiepytis, ar ne? Tai vat mano patarimas, jūs turėtumėt kooperuotis, Skirmanto Malinausko sekėjai, kurie paklausėt jo, jis jūs apgavo, jisai sąmoningai buvo pasamdytas matomai, ar ne? Ir kalbėjo, kokia čia baisi liga, kaip reikia skiepytis, nors buvo pilna informacijos. Logiškai mąstant nereikėjo to daryti, ar ne? Ir tai turėtumėt paduoti šitą veikėją, aš jam baudžiamą bylą netgi kaitinu jau jam ir jo žmonai. Kodėl? Todėl, kad jie šitą dirba vartotojų teisėse, panaudodami tuos valstybinius ryšius, valstybė visai mane puolė, visai kaip tik tai galėjo, ar ne? Bet nepaisant to, žiūrėkit, aš vis tiek jūs įspėju ir vėl atvažiavau į kapines. Turbūt jau dabar dauguma jau žino, kad tai buvo apgaulė, kad tai buvo melas, kad buvo pavogta milijardai, bet svarbiausia, kad tai genocidas, brangiai. Tai žmonijos mažinimo projektas. Ir jie stengiasi, kad jūs kuo greičiau atsidurtumėt kapuose. Kuo greičiau, nes jūs matote, skaitosi, kad esate nebereikalingi. Kaip resursas, kaip išteklius, jūs nebereikalingi, brangiai. Todėl, jeigu norite gyventi, jeigu norite būti gyvi, jūs reikalingi tik tai patys savo šiai dienai, savo šeimai, savo
savo draugams, patiems savo. Jūsų gyvenimas dabar yra jūsų rankose 100% jau, nes jūs valdžiai, jūs valdantiesiems sluoksniam nebereikalingi. Jie nusprendė, kad technologijas taip stipriai pažengė, kad žmogus yra nebenašus, kaip resursas, ilgai auginamas, sunkiai paruošiamas ir netgi ne pats protingiausias resursas. Tai vat, jie jau apeliuoja į robotus, apeliuoja ir skaito, kad jūs teršiate planetą, kad jūs šildote planetą, kad jūs perdžiate ant jos ir taip toliau. Tai va, 2.24, brangieji, įspėjimas jums. Įspėjimas, neklausykite tai, ką sako jums valdantieji sluoksniai. Jie tikrai neturi jūsų interesų pirmoji vietai. Tokios naujienos, linkėjimai iš Majamio. Netikėkite mokslu, brangieji. Netikėkite mokslu. Būsit sveiki, būsit laimingi. Sėkmės jums. Te padeda jums aukščiausias. Iki.